Va, puikiai. Nu, gerai. Tai kaip tai su ta moteriška energija ir vyriška? Jo, tai aš šitą sužinojau ir man labai surezonavo, kad moteris, kada jinai yra pavargusi arba jinai yra streso būsenoj, jinai persijungia į vyrišką, į tą, nu, ne tai, kad tampa vyru, nu, iš kitos pusės energetiškai tampa vyru, tai persijungia į tą veiksmo energiją, į iniciatyvos energiją, į tokią išlikimo, nes tada pereinama nu, iš tikrųjų tai yra išlikimas, kada strese, kada pavargus. Ir esmė yra ta, kad kai moteris yra partnerystėje, nu, ar santuokoje su vyru, gaunasi atrintis arba įtampa. Ir daug kas šito nemato, daug kas čia toks kaip ir, nu, trūkumas žinių, trūkumas supratingumo, sąmoningumo ir tada atrodo, kad kas čia negerai ir konfliktas ir tada nieks nežino dėl ko. O paprasčiausias dalykas, gal moteriai nupirkti gėlių, gal... Tu taip išeitų, kad vyrišką energiją perki gėlių, tai vyrišką energiją ir priims. Tai tuo metu? Tai tuo metu, bet tada ją reikia nuleisti ar pakviesti jos tą moterišką energiją. Tai kaip tai padaryti? Dviem variantais, ne? Vienas variantas, uždek ugnį, kad ugnis nesiplėstų, tai uždek priešingą ugnį, vadinasi, parodyk vyrišką energiją galingesnė. Nu čia, kai, žinai, liūtai galinėjasi savo riaumojimo stiprumu ir daug kas tai padaro, tiesiog parodo jėgą fizinę ar ten psichologinę jėgą prieš moterį ir moteris galbūt užgesta, ar ne, nes pajaučia, kad bejėgiai toje situacijoje. Kitas variantas, kaip tu ir sakai, galbūt paskatinti jos moteriškumą. Nu taip, nes tada jeigu jėga, tai tada kas ten bus, tada dviejų liūtės ar liūto kova, ar dviejų tapusių liūtais kova ar trintis, ne, tai aš manau, kad vyras sureaguoja iš nežinojimo, sureaguoja iš tiesiog trūkumo žinių. Kaip elgtis su moterim tokiu atveju? Na, kiek vyrų pralošė toj situacijoje? Matęs daug tikriausiai vyriškų moterų, kur vyras vaikšto nuleidęs nosį iš paskos, aišku, kurį laiką, bet tai gali tęstis ir metus, ir 10 metų, kol jisai visiškai nenusivils ir nesprogs. Ir daug moterų taip ir išnaudoja, toliau paskui jos pajaučia galę tos vyriškos energijos ir žiūrėk, jos valdo viskam. Nusikerpa trumpai plaukus. O jo. Ir tampa, nepabijokim to žodžio, diedais. Tai čia nėra taip, kad jos dabar kaltos, tiesiog čia nežinojimas. Čia trūkumas žinių, kad moteriai reikia duoti kažkokį paskatinimą, moteriai reikia duoti apkabinimo, tiesiog kartais gal pagriebti ją į savo glėbį, apsukti kelis kartus ir įmesti atgal ją į savo moterišką energiją, teisingai. Čia tu gražiai kalbi. Supranti, bet aš įsivaizduoju, jeigu tas vyras jau seniai pas tą moterį, jinai žino jo glėbius, jinai žino jo apsukimus, jinai žino visas jo tas manipulacijas, kaip gundymo ar ten, žinai, tokias gėrio priemonės. Reikia kiekvieną kartą kažko efektyvesnio, nes, nesuveiks. Matai, aš manau, kad moteris nori to, kad jinai, vis tiek jinai, jeigu jinai priekaištauja, jinai nori, kad nori. ją išklausytų, kad vyras būtų ta uola, iš tikrųjų. Ir mano moteris yra, taip sakius, parodžius man mano klaidas, kada jinai elgiasi su manim vienaip,
O paskui mes po kažkiek laiko kalbamės ir jinai išsipasakoja, kaip jinai norėtų, kad aš sureaguočiau. Tai klausimas dar ir, kiek moterų realiai pasakoja vyrams, kaip jinai norėtų, kad vyras sureaguotų. O gal jinai nežino, tas garsusis memė, ne? Kas mes, moterys? Ko mes norim? Nežinom. Kada mes to norim? Nežinom. Tai, tai toks per bairį, aišku, bet esmė yra, kad vyras turėtų būti ta uola. Ir ta uola, va, ta vyriška. Jeigu jis nėra, o jis nesijaučia uola, iš darbo išvijo, arba direktorius aprikė, ką tik tai, žinai, ten vadovai ar jo kolegos ten iš jo pasišaipė, dar ten atlyginimo nesumokėjo laiku iki galo. Ir jis pareina namo ir jam ten dabar sakytų, aš uola, ramiai visiems. Nesigaus tikroviškai. Taip, aš suprantu, kad yra tų gyvenimo žemyn ir aukštyn ir kai kada moteris turi paremti vyrą, gal tiesiog... O jau pradedi į kitą pusę varyti. Bet esmė, kad jeigu vyras palūžęs, tai moteris turėtų perimti, ta prasme, paremti jį ir būti tuo ramščiu ir netgi, jeigu reikia, ir finansiškai, ir tiesiog, jeigu jinai mato, kad jisai turi potencialą, jeigu jinai mato, kad jisai eina link pokyčio, jeigu jinai mato, kad jis paprasčiausiai nepradeda naudotis ją ir pasidaro, inkstas. Aš aš su tuo sutinku visiškai. Tačiau va čia ir atsiranda tas lydi riba, ne, kada kaip paimti ją kaip ją pakelti ten, apsukti aplink save, parodyti savo galią, o kada jinai turėtų paimti už rankos ir padėti. O kaip čia ir yra tas dviejų žmonių bendravimas gal labiau panašus į tango šokį, ar ne, kada kai žiūrai nesuprasi, kuris veda iš tikrųjų. Gal, nors tango matosi, kad vyras veda, ne, bet ir moteris ten ekspresyvi. Atrodo, kad moteris ten valdo visą aikštelę. Jo, jinai judresnė už vyrą, kur kas ten, dažniausiai lankstesnė už vyrą ten, nors. Tai va taip ir gyvenime. Ir todėl, supranti, aš pilnai sutinku akimirkom, moteris tikrai iššoka, ypatingai tom akimirkom, kad kai reikia gelbėtis ir gelbėti kažką, tai jinai iššoka į tą vyrišką energiją. Kovok arba žūsi, ar ne? Nugalėk arba tavęs nebeliks. Taip. Todėl ten ir kada jau užsimti meditacijom, kokiom nors, nežinau, dvasiom, energijom, ten laikas pramušinėti sienas. Ir reikalingas tas ėjimas aiškus konkretus į tikslą. Kad gauti kažką ir vėl susikurti saugumą. Tada galima atsipalaiduoti. Ir čia ateina va tokia gera mintis, kad vyras šeimoje turi būti tas žinių siekėjas, tas, kuris tobulėja ir pastoviai ieško sprendimų, pastoviai ieško ėjimo į priekį ir tai turėtų būti saviugda kažkokiu lygiu, ar per psichologiją, ar per NLP, ar per kažkokius seminarus, ar per kažkam tinka ir patinka Vedos, kažkokią kitokią filosofiją. Tai vyras turėtų turėti kažkokią tai filosofiją, kurią jis eina, kažkokį norą ir kažkokią svajonę, kurią jis nori įgyvendinti. Ir kiek iš tikrųjų vyrų tą turi. Nes kodėl tada moteris... O žinai dar, kiek vyrų pagalvoja apie tai, kad tai turi. Nes kai kurie turi ir net nesuka savo galvos. Jie tiesiog uždirbinėja pinigus, parneša jų namo, sukuria finansinį saugumą pirmiausia, ar ne, tada leidžia savo jau pramogauti, mėgautis gyvenimu ir jis nepagalvoja, kokia būtent jo filosofija jį padarė tokiu sėkmingu. Taip, tai vėlgi tada
ar jisai eina toliau už tai, ką jis, ta prasme, ar jis sukūrė tą komforto zoną, kur dabar gerai yra jam, jo šeimai, jo žmonai, ar jisai eina toliau, kas toliau, kur sekantis žingsnis, kur plėsti galima savo komforto zoną, ko aš dar nežinau, kaip dar padaryti. Aidai, žinai, ką aš girdėjau šitą temą? Nu? Vienas toksai tikrai sėkmingas žmogus man labai gražiai pasakė, aš neturiu kada galvoti. Aš neužsiimu tais dalykais. Aš tiesiog einu ir darau. Tai čia labai graži kalba, bet tai einu ir darau, tai vis tiek pagalvoti reikia, ką aš darau, ar koks sekantis žingsnis. Jo. Jisai galbūt ir pagalvoja tuos taktinius, strateginius sprendimus, kaip kažką daryti, bet jis nepagalvoja apie tai, o kokios čia vertybės mane į ten veda, o kokie įsitikinimai mano čia dabar man padeda ar trukdo, o kaip aš turėčiau, o kas man čia brangu, o apramai, vardan ko aš tai darau. Aš jau klausiau, jisai sako, klausyk, neužsiimu tuo, niekada. Ne analizatorius. Nėra kada, man sako, jis analizatorius, bet kaip tu ir gražiai pasakė, kad jis analizuoja techninius klausimus, žinai, kaip pirkti, kaip parduoti, kaip nuvežti, kaip ten sutvarkyti, galbūt nudažyti ir viskas. Ir jis parėjo namo, jisai galvoja, kaip aprengti vaiką, kaip vaikui ten pamokas padėti paruošti, bet tik tai taip, kad, paklausiau, padariau, kaip išvažiuoti, kur pakeliauti, ką pamatyti. Jo galvojimai, pastovus galvojimai į veiksmą. Ir tai iš tikrųjų yra sveika vyriška energija. Taip. Ir kaip manai, tokioje energijoje ir tokiuose santykiuose moteris, jinai žydi kaip gėlė? Ar... Jinai labiau moteriška negu kituose santykiuose. Ir kaip manai, tokiuose santykiuose, jeigu moteris strese, kaip tada, vėl grįžtame tą pačią temą, kad moteris, kai stresuoja pavargus, jinai gali tapti vyru ir, netapti vyru, įeiti į vyrišką energiją. Ir kaip tada vyras, jeigu jam trūksta žinių, jis paprasčiausiai iš to nežino. Jis sako, eik susitvarkyk čia su savo ašarom ir kai susitvarkysi grįžk normaliai, ne? Kodėl taip galvoju, kad taip turėtų pasakyti? Aš žinau, kad taip sako. Taip, aš esu girdėjęs, kad baig čia savo nesąmonės, susitvarkyk ir tai yra, tas toks atstumimas, ne, tas trintis, tas... Tai tas netobulas pasaulis. Idealia būtų taip, kad tas vyras nueina pas bosą, ar ne, pasišneka už moterį, sutvarko jos reikalus, pareina namų ir sako, tave pareikėlį karjerui. Bet tai taip nebūna. Kodėl gali būti? Kodėl? Tai aš sakau, kad vyrams yra svarbu prisiminti, nupirkti gėlių, padaryti kojų masažą ar viso kūno masažą. O šitoje vietoje, žinok, aš tam nesutinku. Kas kam turėtų masažą daryti? Pareina vyras, klausyk, nubrodytais savo pirštais, mozoliai, kaip sakyt, užsidėję ne tik tai ant kojų, bet ir ant rankų, skauda delnus, skauda galvą, jisai pavargęs, susikūprinęs, sąnariai jau sudilę nuo darbo ir guli jo gražuolį ir sako, žinai, dar mano kojytės pamasažuok prie viso to. Aš manau, kad moteris gavusi tokį dėmesį, jinai negalės kitaip elgtis, tik duoti atgal. Bet jisai, man atrodo, labai greitai atsidurs kapuose ir nesakys, geras mano buvo vyras, kuris sekantis. Labai graži, aš vienoje knygoje skaičiau, labai graži yra tradicija Japonijoje, kada gale dienos, reiškia pora, vienas kitam daro kojų masažą. Jau įdomiau kalbi. Jau, aišku, kojų masažą vienas kitam gali daryti. O pavyzdžiui, nugaros masažas jau neišeis. Tai vėlgi kalbama, grįžtam į komunikaciją, ne? Gal kitą kartą tiesiog paprašyti masažo.
Taip, aš tik noriu pabrėžti tokį dalyką, jeigu moteris daugiau yra vyriškoj, tokioj veiksmo energijoje ir jinai eina karjeros, jinai daro tiesiog jos tokią natūrą ir vyras daugiau yra gal yang toj moteriško energijoje, gal ten daugiau užsiima namų ruoša, ar ten jam patinka sodininkystė, jam patinka maistą ruošti. Iš tikrųjų, ta pora labai gražiai turi santykius, tai vyriškos ir moteriškos energijos polis, nesvarbu, ar ten du vyrai, ar dvi moteris, ar moteris ir vyras, labai gražiai šokį moterišką ir vyrišką energiją. Nesvarbu, kaip ten partneriai ją pasidalina. Mūsų tema buvo, jeigu du vyriški poliai susijungia, tada gaunasi ta kova ir grįžtam prie gėlių parnešimo namo. Okay. Ir galbūt mažo tokio žodžio pasidalinimo ar galbūt tiesiog pagyrimo, nes kas moteriai patinka, tiesiog pagirti, pasakyti, kokius skanius pietus padarėjai, ar tiesiog, nes ta rutina, kad tu dabar vyras ir turi parnešti pinigų, tu dabar moteris ir, tarkim, tu turi padaryti valgyti, ne, ir ta rutina kasdienė, jinai, užglaisto, nes mes esame emocinės būtybės. Ir pastebėti tą emocinį, gauti to emocinio dėmesio, duoti to emocinio dėmesio, iš tikrųjų apie tai ir mūsų pokalbis, ne? Tai tas, kur gyvena senais laikais, genčių laikais, kur gyveno olo ir parnešė mėsos, bet moteris, jinai nori, kad jisai jai parneštų vėl mėsos, tai jinai suinteresuota, kad jisai grįžtų su mėsa pas ją. Bet paskui laikui bėgant, tas, kad tu turi tą daryti, o tas tu turi tą daryti ir paskui, bet mes emocinės būtybės, mums reikia to dėmesio. Tai kas išlaiko tą ilgą santykį, turbūt žaismingumas, ėjimas į pasimatymus vėl ir tos rutinos tada kaip ir nuspalvojimas vėl rožiniais akiniais. Gerai, tada turėtume sudaryti tvarką visame tame, apie ką kalbam, ar ne? Taip. Siūlau kitokią tvarką padaryti. Nes tikrai nenoriu tapti čia kokiu nors guru, kad ta tvarka čia dabar jau tokia ir ne kitokia. Tačiau, jeigu paimtume tą primityvų laikotarpį ir priimtume mus, kaip mes vadovavomės instinktais, tai ten labai viskas aišku to hierarchijoje, ne? Vyras atsakingas už grobį, riziką kažkur, kad gauti kažkokių gėrių į tą, sakykime, savo lizdą. Moteris atsakinga už lizdą, jaukumą ir visus malonumus tame lizde, kad pailsėjęs vyras vėl laimingas eitų to grobio ir su džiaugsmu neštų atgal. Ne? Aukštesnėme lygmenyje jau atsiranda, kaip tu sakai, emocinis laukas. Ir va čia jau kitas įsivystymo lygis, jau tas nueina į apačią, čia jau žmonės labiau lygus, nes ir vienas teikia vienas emocijas, kitas teikia kitas emocijas. Ir va čia sukas dar aukštesniam lygiai, kur jau vadovaujamės protu, tuo sąmoningu protu, jau suprantam, kas ir dėl ko vyksta, atsiranda pasidalinimas. Jeigu ten emocijos tiesiog perplaukia viena iš kitos ir nėra tokio, kas daugiau, kas teisesnis, kuris turėtų, o kada vienas, kada kitas, tai jau tam sąmoningam atsiranda va tas dalinimasis. Jo labiau, kad sąmoningam lygmenyje mes tampam labai stipriai, kaip ir šitoj visuomenėje, labai stipriai lygus, labai stipriai vienodi. Tas vienodumas jau kartais persveris vyruklės iš vienos pusės į kitą ir jau nesuprasi, kuris stipresnį, o kuris švelnesnį būtybė iš tam pasaulyje. Todėl, kad jau dabar labai viskas susilygino, ar ne? Ir tai nieko tame blogo nėra, tiesiog tai yra susitarimo taisyklės, tai susitarimas savotiškas ar ne, pasidalinimas savotiškas. Tai ko aš matyčiau labiausiai trūksta jau šitam lygmenyje, ne? Tai įsisąmonimo, to sąmoningumo, kas vyksta. O kai koks tas žmogus šalia manęs, ar ne, šiuo metu, kas vyksta su juo.
kaip aš galėčiau būti dėl jo, kaip jis turėtų būti dėl manęs. O jis galvoja apie tai, kaip jis turėtų būti dėl manęs, o aš galvoju, kaip dėl jo galėčiau būti. Ar ne? Ar mes kuriam sinergiją iš tų besikeičiančių energijų, kaip tu sakai, vyriškos ir moteriškos, tai kad ir vyras labai dažnai būna moteriškoje energijoje. Yra vyrų, kurie užstrigę toje moteriškoje energijoje. Yra atvirkščiai moterų užstrigusių vyrų vyriškoje energijoje. Ir Jan, tu paminėjai, ta moteriška, Jan vyriška energija, jos besikeičia, jos kiekviename žmoguje. Ir kai keičiasi vienodai, tos supiniai supasi. O kaip tu sakai, kai abudu vyriško energiją, abudu moteriško, manau, kad va čia harmonijos nebeatsitinka. Tai... Taip, ir aistros tada netrūksta. Ir tiesiog tada... Šiais laikais aistra galbūt ir dar 2 vyro, bet dar 2 moterų. Čia aš jau šitoje vietoje pasiduodu. Ne ekspertas. Tai, bet tie 2 vyrai ir 2 moterys, jos turi būti yin and yang. Būtent. Taip, vis tiek supiniai supasi, ar ne? Taip. Tai jeigu ir kalbama apie gėjų porą, vis tiek viena yra vyriška daugiau pusė, o kita moteriška. Okay. Ir tada atsiranda ta aistra, tas šokis, nes kitaip, nėra. Tai grįžtant prie mūsų temos, net ne temos, mes šį pradėjom kalbėti šiaip savo, atsijungiam, sakom, gražiai kalbam, pakalbam prieš ekraną. Tai moteris, kad grįžtų į moterišką energiją, turi pasirūpinti vyras. Taip, ir aš manau, neišvengiamai vyras gaus atgal, nes kada moteris yra moteriško energijoje ir taip pat, kada vyras duoda moteriai, gavo masažą, gavo tą, tiesiog, kada moteris žydi, moteris pilna, tai tada to pilnumo tiesiog yra pilni namai, nes tą lizdą... Ar tu įsitikinęs? Aš manau, kad aš esu įsitikinęs tuo, kad kada yra tobulėjimas, kada yra mąstymo keitimas į geresnę pusę, kada yra žinių siekimas, tai yra neišvengiama. Ir aš noriu paminėti vieną knygą, Moterys iš Veneros, vyrai iš Marso. Ir kiek žmonių yra skaitę šitą knygą, pakomentuokite, jeigu kas yra skaitę ir kokį efektą tai jums davė. Tai esmė yra ta, kad žinių apie ką, apie kaip, kur eit, ką daryt, filosofijos tos plėtimo, čia yra vyro pareiga, kaip sakyt, moteris padaro šitą vaiką, ne? Vyro, čia kaip ir moteris atsakomybė, užaugina per savo kūną, o vyro atsakomybė yra suinstaliuoti programas, sudiegt vaikui tam tikrą filosofiją. Ir tai jisai turi turėti savo gyvenimo filosofiją, jisai turi toks kaip karvedys būti, kaip lyderis šeimos ir pats savo lyderis. Ir be žinių, be ėjimo į sąmoningumą, be kažkokio plėtimo savo filosofijos, kokia tai filosofija bebūtų, jų daug ir visos yra teisingos, tai be ėjimo, tai tiesiog be ėjimo į priekį tai yra, gūdus miškas. Aš kitaip matau šitą vietą. Net nežinau, norėjau sakyti papildysiu, bet gal ko gero panuosiu šitoje vietoje, ne? Netikiu jokiais filosofijos įkišimais iš vieno žmogaus į kitą, jau labiau į vaiką. Netikiu. Neįmanoma. Neįmanoma įkišti į ką nors žinių, jeigu jis to nenori. Ta prasme, filosofija, aš turiu omeny vertybių, kuo pats vyras gyvena. O kaip atsiranda tos vertybės pas žmogų, pas vaiką? Nes jis tada kopijuoja, ką tėvas daro. Nesvarbu, tėvas gali sakyti, bet vaikas mato, ką jisai daro. Taip. Tai tada, čia ir yra tas dalykas, kada vyras turi gyventi tuo, ką jisai sako, ir plėsti tą, ir augti. Nes, žiūrėkit, visi ąžuolas, ar medis lauke, jisai užauga ne tiek, kiek nori, o užauga iki viso savo potencialo. Arba pušis, bet jeigu jinai auga miške, jinai turės eiti į patį viršų ir pasimti saulę. Arba nudžiūt. Arba nudžiūt.
išlieka tik Ir priklausys nuo daug labai sudedamųjų dalių. Koks gruntas po ją. Gal ją vėjas išvers, nes jinai nespėjo įsikabinti į tą gruntą. Ar netrūko jai vandens visą tą laiką? Kiek jai kiti medžiai davė saulės, kurie jai užstojo? Jis gali net neužaugti, nuvysti, tik paauglystė jau nustipti tas medis gali. Tai palauk, tu kalbi apie, kada spermatozoidai eina lenktynės iki kiaušinėlio. Tai mes jau laimėjom. Jau visi mes laimėjom. Jo, vieną kovą. Tai aš kalbu apie tuos medžius, kurie stiprus, kurie užaugo ir kurie... O čia vėl, mes tada užsidiskutuosim. Tai jeigu išdygo pušis miške, tai irgi jinai laimėjo, jau išdygo, ar ne? Tai net čia dar tik tai pradžia kovos, žinok, dar čia ne viskas pabaigta. Taip, nes kiek konkorėžių nukrito? 1000. Tai, o jinai išaugo jau... Bet tai nereiškia, kad nenumirs vaikystė. Gali būti visai, taip. Tai grįžtant prie mūsų temos, kaip tu manai, kokiais dalykais vyras gali moterį gražinti kada jinai strese, kada jinai pavargus, gražinti į jos tą žydėjimą, gražinti į jos tą moterišką tą flow būseną, kada jinai gali duoti vyrui atgal. Aš gal pasakysiu, žinai, labai paradoksaliai tada iš to, ką mes čia diskutuojam. Kai jisai pats suvoks, kuo jis pats esi. Kai jis pats galės būti vyru. Kai jam netrukdys nei ta moteris, nei aplinka, nei ten darbo rūpesčiai ir stresas iš tikro būti vyru. O tada jisai galės sugrąžinti moterį. Nuo čia reikia pradėti, ko gero. Ne nuo to, ką tu turi padaryti dėl kito. Nors tu gal jau sakau, tavo psichologija jau šliaužia žemė, jau tu nepaėgi atsikelt, o dar tau sako, žinai, kojas dabar pamasažuok. Tu turi būti vyru, mokėti atstovėti už save šitam pasaulyje, mokėti adaptuotis tame pasaulyje, mokėti gauti tai, ko tu nori tam pasaulyje, kaip sakyti, prisimedžioti tos mėsos ar neprisiskinti tų bananų pakankamai, o va tada jau klausimas kitaip visai stovės, kai tu ateisi su tuo gėriu pas moterį. Ir visiškai bus kitaip. Jeigu tu to nepajėgi, o taip yra šiam pasaulyje, ne kiekvienas, sakau, gimė tose komforto, žinai, aplinkoje, kur reikia tik tai imtis veiksmų ir viskas bus tau duota. Taip, ir ne kiekvienas turėjo tėvą kaip pavyzdį tokį, ne? Nes, tai čia visas tas kontekstas, kad ne kiekvienas, sakau, užaugo, žinai, šiltnamio aplinkybėse ir jam dabar tik tai reikia šiek tiek pajudyti rankas, šiek tiek pajudyti savo protą ir viskas gausis. Nes yra tokių, kuriem taip. Aš kalbu apie sąmoningumą. Jeigu poroje abudu sąmoningi ir moka bendrauti, komunikuoti, jie pasišneka apie tai, ko kuriam trūksta, tai tada viskas bus savo vietoje. Bet jeigu moteris tikisi, kad vyras ją padarys moterišką ir tyli, ir galvodama, kad dabar jis perskaitė, nes jisai yra super gerai skaitantis kūno kalbą, arba vyras irgi tikisi parėjęs iš darbo, kad moteris supranta, kaip jisai pavargo, tik tai iš jo veido ir žvilgsnio ir žino, ko dabar jam trūksta. Tai absurdas. Tai čia jau niekada niekas nepadės, jokia energija niekur nesuvaikščios ir negrįš. Tai pirmas sąmoningumas. Taip, ir kaip manai, kaip mūsų NLP mokymai, kaip NLP Explorer mokykla ir kaip va šito gali prisidėti, kad žmogus pradėtų matyti vienas kitą, kad po 10 metų santuokos žmonės pradėtų išgirsti vienas kitą. O čia va jau savybės prasideda, ar ne? Reikia drįsti kalbėti. Drįsti kalbėti nepatogius dalykus, galbūt intimius dalykus. Reikia neturėti tam tikrų įsitikinimų, turėti kitus priešingus, kuriuose tu laisvai ir laisvas kažkaip bendrauti, pasakyti tokius nepatogius dalykus galbūt, arba kaip tik su nepatogiai, žinai, kaip sąveikauti dalykais kito žmogaus. Ir ko neurovisis programavimas pirmiausia žavi, tai tuo mokinimu bendrauti, kad žmogus mokosi bendraudamas gauti efektą iš bendravimo. Nes
susitinka šitą atavistinį laiką, susitinka patelė ir patinas, ir nesvarbu pas kurį mėsa už anties, jie turi išmokti bendrauti, kad vienas gautų iš kito to, ko nori. Ir pasidalinime būtų sinergija ir resursas augti. Vat tai to mes ir mokinam žmogų komunikuoti ir jaustis gerai toj komunikacijai. Aš neskalbu, kad tik tada, kai tu iškomunikavai ir kažką gavai, aš kalbu ir tada, kai iškomunikavai kažką, ar ne, žmogui kitam, o atgal tu negavai. Nu, ne faktas, kad ir kitas baigė NLP mokyklą. Tai tada reikės susidoroti su tuo viduje, kokį rezultatą gavai iš to, kad komunikacija nepavyko ir kaip ją toliau vėl tobulinti, ką daryti, kad kitą kartą pavyktų. Va čia irgi tas, kaip priimti tą blogą rezultatą. Irgi neurolinguistinis programavimas. Taip, ir taip pat girdėti, ką kitas sako tarp eilučių, NLP moko, kaip kažką žmogus pasakė ir kokiu tonu pasakė, ar kokia jo kūno kalba, ar tiesiog kaip prieit prie to žmogaus, kaip pagyvint santykius, ane? Ir kur tada mes kaip pora, kur mes einam. Ir čia tobulėjimui ribų nėra, čia ir tantra, ir psichologija ir taip toliau. Bet ką NLP moko, man, pavyzdžiui, asmeniškai, kai aš pradėjau girdėti daugiau, ką žmonės kalba. Grynai žmogus kalba ir kalba įsitikinimais. Aš prieš tai to negirdėjau. Žmogus kalba ir tik ką pasakė savo vertybę. O, kaip fainai. Ir kaip faina girdėti, ir kada poroj tai yra išgirstama, tai yra tiesiog apie tas 5 meilės kalbas. Galbūt viena meilės kalba, kita meilės kalba. Ir jie susitinka tik tai kartais, kai tai sutampa. Tai pat apie tai mūsų pokalbis, ne? Ir tai NLP prideda ir vyrų, ir moteriai, kada tiesiog atsiveria daugiau būdų būti lankstesniam, atsiveria daugiau būdų elgesiui ir tada žmogus įsimyli vėl savo partnerį. Tai juk yra nuostabus dalykas, ar ne taip? Tai va. Tai kviečiam dar kartą į mūsų NLP šeimą, į mūsų NLP... Nekviečiam, Vaidai. Visi, kas jau norėjo, tai atėjo. Kas nori, bet negirdėjo, dabar išgirdę tikrai ateis. O tikrai nekviečiam tų, kurie nieko nesupranta, jiem neįdomu, jie nesiknysa taip giliai. Tikrai nekviečiam, nėra tai jums ką veikti. Ir jums santykiai ir taip gerai, ir taip... Jo, viskas gerai, automatiškai jie kokie buvo, tokie bus, taip ir užsibaigs, kaip eina. Nekelk bangų, viskas gerai. Dar pakentėk. Taip. Ir tikrai, o tie, kurie jau kurie pakeliui, ar ne, jiems tik liko slenkstį peržengti, tai peržengs slenkstį pas mus ateis, arba galbūt ateis pas mus kolegas kažkur kitur. Tikrai ateina visokių, ateina ir coachingą jau baigusių, ir ateina tiesiog namų šeimininkės, ir ateina su traumom tik po skyrybų, ir tiesiog žmogus, kaip sakyt, Ir po bankroto, ir po skyrybų, ir bankroto metu. Ir ateina sėkmingų žmonių, kurie vysto karjerą, bet nori gilytis, giliau pažinti kažką. Labai skirtingų žmonių ateina. Ir pokytis po mokymų matosi pas visus. Nėra, kad kažkam nepasisekė. Visi pajuda savo linkme į priekį ir pokytis yra neišvengiamas, nes jeigu sesija vyksta, jeigu pokytis tiesiog sukuriamas praktikos metu, tai tiesiog, jeigu imi geležį ir darai svorius, tai raumenys tiesiog, jie pradės augti, nes kūnas negali nereaguoti. Tai va, tai mūsų tokia diskusija labai gražiai susidėlioja dabar kaip ir į link pabaigos galime eiti, ne?
Tai ačiū tau labai iš tavo laiką ir proto tokius pasistumdymus. Dėkui ir tau. Ir ką tada, jeigu kam patiko arba kam nepatiko, parašykit būtinai komentarą ir parašykit gal kokią temą norit paliesti, kokia aktuali jums ar kažką norit išgirsti. Tai palikit komentarą ir iki kitų susitikimų. Iki.